galvą treneriai tuomet dėl kito valdyti kamuolį. Ir dar viena Hegelmanų ataka, aštrus perdavimas, smūgis Kauno rajono komanda Ultrasa, čia Karlsas Diukas ir originaliai Slumo. Tiek ir rizikuoja. Karlsas Diukas praranda kamuolį ir pirmasis įvartis. Dabar jau niekas jo netins iš Leo Ribeiro. Motiejus Burba, atrodo, jis privertė suklysti Hegelman gynėjus, o Leo Ribeiro dar pademonstravo ir savo choreografinius sugebėjimus. Dėlė savo rankose. Leo Ribeiro, baudos aikštelėje, smūgis ir antrasis įvartis. Ir apsikeičia. Leo Ribeiro asistentas, Motiejus Burba užbaigės ir dabar jau laikas Motiejaus Burbos šokiui. 2-0. Na, viskas taip atrodo neskubant lengvai. Motiejus Burba. Kraštas tas pats, atstumas panašus, tik tai, aišku, ten buvo rybas. Į dešinį kraštą Motiejus Burba. Perdavimas, po kurio gana ramiai vyksta rungtynės, bet ta ramybė gali tapti apgaulinga. Dabar 4-3 smūgis ir labai sėkmingai atlieka standartinės situacijas. Geras perdavimas ir Lukas Paukštė skersinį. Čia ant tos ramybės, kuri tvyro aikštėje. Štai koks smūgis. Matijus Remeikis gražiai išsisuka nuo vieno žalgiriečio, pradeda ataką. Kaulinės, gera ataka, bet kamuolys, Motiejus Burba, geras perdavimas ir ataka tęsiasi. Na, dar vienas smūgis ir Kauno Žalgiris neišnaudoja dviejų gerų galimybių vienos atakos metu. Gal trečias kartas šios atakos metu nemeluos. Smūgis, kurį atrėmė Lukas Paukštė. Kauniečių laukia turbūt ne tai, kad rungtynės dėl išėjimo į kitą etapą, bet tiesiog rungtynės dėl garbės.